šodien mēs aizvedam fantastisku pasākumu. Šis pasākums notiek Lietuvā, netālu no Biržiem. Ir skaisti redzēt, ka šeit saimnieks ir, kā mēs latvieši sakām, atvēzējies uz milzu investīcijām, investējis 4 robotu fermā un ir apmierināts ar rezultātiem, ir pieauguši izslaukumi, ir uzlabojusies piena kvalitāte. Un faktiski, jā, tas ir apbrīnojami, ka cilvēki šajos apstākļos, ko daudz vēl sauc par grūtiem apstākļiem, uzdrošinās investēt pietiekami lielu naudu šādā tehnoloģijā. Tie ir cilvēki ar skatu uz nākotni. Mēs Delavalā, protams, esam visi tehnoloģijas atbalstītāji un priecājamies par savām tehnoloģijām. Esam lepni ar savām tehnoloģijām. Un mēs esam ļoti priecīgi par to, ka ir arī klienti, kuri uzdrošinās investēt tehnoloģijās un novērtēt tehnoloģijas. Šiandieną galima sakyti Delavalo istorijoje neeilinis įvykis, kada dvi šalys, Lietuva ir Latvija, dar praėjusių metų rudenį planavo surengti šitą renginį ir šiandieną pavasario pradžioje įvyko štai šitas gražus renginys. Manau, dar kartą pasakysiu, kad tai yra neeilinis įvykis ir mes čia įsitikinom, kad kuomet visi norim, mes galim padaryti labai įdomius ir gražius renginius, ne tik patys savo, tačiau ir padaryti tą renginį reikalingą ir įdomų mūsų klientams. Malonu taip pat pasakyti, kad mums pavyko parodyti mūsų klientams, kad Delaval tai yra stipri kompanija, kuri į rinką pristato pačias naujausias technologijas, taip pat garantuoja tų technologijų įgyvendinimą. Taip pat ūkininkai pamatė daug įdomaus ir jie, manau, pasinaudodami Lietuvos patirtim, daug ko įdomaus atneš į Latviją ir galės pritaikyti Latvijos pienininkystės ūkyje. Kartu su Delavaliu surengėm šitą atvirų durų dieną. Žmonių labai daug. Visiems labai įdomios naujos technologijos ir manau, kad tai bus ateitis. Ūkininkai vis tiek bus priversti tobulėti ir melžti daugiau pieno. Robotai tai tokia sistema melžimo ir gyvulių priežiūros, kai ūkininkas yra priverstas daugiau dirbti smegenimis negu rankomis. Manau, čia yra didžiausias privalumas.
vadinasi, daugiau galvoja, žino priemonių, kokias reikia taikyti, kad nemelž daugiau pieno ir tai yra jau ekonominis mąstymas. Linkiu Delavaliui sėkmės, mokant mus, padedant mums ūkininkams. Tai yra pati geriausia mūsų ūkio investicija, kurią padarėm kartu ir mes, ir Delavalis. Labai norėčiau, kad ta įmonė klestėtų ir būtų ten tokie patys puikūs žmonės, kaip iki šiol, kad dirba.